Dažiau. Dažiai. Su rankom. O ką tu nupiešiai? Širdelę. Aha. Ir tada kažką dar. Tau patiko? Taip, labai. O kokios tavo šiaip mėgstamiausios spalvos? Tamsi violetinė, tamsi mėlyna. O kodėl tamsi? Nes man patinka tamsis spalvos. Nu ir papasakok dar, kažką gavai dovanų gal? Piešinių, ten papiešti, tada kur dažyti kostiumų. Tyrinėjom savo žvaigždiškumą, savo emocijas, dažų, putų ir muzikos pagalba. Iš tikrųjų, ką bandėme padaryti, tai patikėti, kad aš esu vertas kiekvieno milimetro šio pasaulio, kuriame esu, jaustis taip, kaip noriu, piešti taip, kaip noriu, liestis tiek, kiek noriu ir svarbiausia mėgautis. Pabandyti patirti kažką neįprasto, kažką naujo, suteikiant galimybę pasakyti sau, wow, aš dar šiandien šito nebandžiau. Kadangi emocijos po tokio piešimo yra geros, jos labai ramina kūną, jos atpalaiduoja, tai vėliau tiesiog pamatant tą pačią spalvą, su kuria piešiai, arba išgirdus tą pačią muziką, emocijos atsigaivina. O tai yra labai svarbu tiems, kas praradinėja viltį, kas nenori svajoti, kas mato beprasmybę, tai kiek įmanoma suteikti galimybę prisiminti tą džiaugsmą, tą malonumą, kad ir trumpą akimirką, kai man buvo gera. Tai šiandien viskas buvo apie mane kaip žvaigždę, koks aš esu ir kaip aš galiu tuo išlikti. Aš leisiu išeiti tau, šypsena lūpoms, pasaulį akims, sparnus tavo sielai, sparnus tavo sielai, sparnus tavo sielai.